Kaip jūs vertinate Kauno gatvių ir šaligatvių valymą? Nu, neblogai. Kaip gyvename senamiestyje, tai pasakyčiau, kad visuomet gatvės nuvalytos. Arba, pavyzdžiui, Santakoj parke yra visuomet einam pasivaikščioti kiekvieną dieną. Nu, labai gerai, ten viskas išvalyta, gražiai, tvarkingai. Nu, nepasakyčiau, kad blogai valo. Ir dar, kur šaligatvius, tai šiaip valo nuo 7 valandos ryto, ten žmonės kažką tai kapoja, valo viską. Neblogai. Man atrodo, nelabai gerai valomos. O ko trūksta, kad jos būtų gerai nuvalytos? Nu, ką žinau, turbūt švaros ta kontora, ar kas čia turi valyti. Kad būtų jos patys gatvės. Ar jūs pritarėt, kad būtų barstoma smėlio ar druska? Taip, smėlį būtent, nes Nu, turbūt vienas iš blogiausių miestų, kur blogiausiai valomi šaligatviai. Ar slidu, ar tiesiog nėra pabarstyta? Iš viso nevaloma. Apskritai nevaloma. Nu, valoma, bet valo į 3 dieną, sakysim, kai sniegas jau nebesninga, tai 9 dieną nuvalo. O ar jūs pritarėt, kad būtų barstyta bent jau smėlio ar druska? Nu, vargu. Dėl to, jeigu šąla, tai tik tai slidžiau darosi. Skandinavai juk kelių atsisakė druską barstyti. O gal žinot, ką jie daro? Kai šąla, nebarsto druska, kadangi šąlant paviršius slidus ledas susidaro. Ir darosi blogiau, negu kad nebarstyta visiškai.